projektas jau artėja link pabaigos, praėjo ilgasis savaitgalis, kuris galvojau, kad labai gali sulukti man visus veiklos mitybos planus. Bet kažkaip pasijau, kad net pats organizmas nebenori sunkaus maisto. Nežinau, kažko, anksčiau parduotuvėje visada norėdavau užkąsti tam bandelių ir kažko tokio. Dabar vietoj to renkuosi salotos ir jaučiuosi žiauriai gerai. Taip pat treniruotės. Sugrįžau į normalų treniruočių ritmą po savaitgalio to ilgojo viso. Vaikštų grupinės treniruotės. Labai faina, kad žmonės vieni kitus palaiko, motyvuoja. Taip motyvacijos atsiranda ne tada, jau kai nori, atrodo, baigti treniruotę, bet visi kiti sportuoja, tai tas yra žiauriai gerai. Jeigu prieš tai sakiau, kad vasarą savo sveikesnę versiją kurti yra paprasčiau, tai dabar galvoju visiškai priešingai. Dėl to, kad dienos karštas, todėl vakarais norisi gyventi ne dienomis, su draugais pabūti ilgiau, lygiai taip pat ir bėgioti norisi tik tais vakare, o tai būna 10-11 vakaro, kai jau turėtume eiti miegoti. O jeigu pabėgioji tokiu metu, tai faktas, kad po to 2 valandas neužmiegi, kai adrenalinas užplūsta kūną. Tai komplikuota situacija, bandom spręsti. Paskutinį vlogą iš savo rankų ir noriu pasigirti gerais rezultatais sporte ir ypač futbole. Nebe taip sudėtinga perbėgti iš vienos aikštelės pusės į kitą ir pradėjau mušti įvarčius. Ir Dovilė iš mane juokės, kad jį vežėjo mane kaip 10-metį į treniruotės. Aš dar juokiuosi iš tavo gramatikos ir linksnių. Iš tave linksnių. Labas rytas. Nuotaika puikiai, yra dar rytas, darbe nieko nėra, tai jau ką tik. Ir noriu pakalbėti apie tai, kaip stipriai pasikeitė mano rytai per šį mėnesį. Tai, kaip matot, beveik net nėra juodų paakių ir keltis tikrai lengviau. Suvalgyti pusryčiai suteikia energijos pirmai dienos pusė ir atsikėliau dar prieš daugiau nei valandą, dar net negėriau kavos ir man kol kas jos nereikia, tai po to aš pasidarau tiesiog ritualą šiaip dėl to, kad man skanu išgerti tą kavą, ne dėl to, kad man reikia ir aš bijausi esu zombis. Tai šitą aš tikrai stengsiuosi išlaikyti ir net nesvarbu, kad čia šiandien yra mano paskutinis vlogas filmuojamas. Bet šitą gerą nuotaiką rytais vien dėl jos verta stengtis. Prisipažinsiu, yra be galo keista filmuoti paskutinį savo vlogą, bet kartu ir džiaugiuosi, jog projektas baigėsi. Ir tikrai ne dėl to, kad galėsiu šlamšti viską, ką norėsiu, bet dėl to, kad dabar prasideda tikrasis iššūkis. Tai gyventi taip pat sveikai, bet kai tavęs nestebi tūkstančiai akių ir draugai nebaksnoja iš šono, jog turėčiau kurti savo sveikesnę versiją. Tai ta proga, kad nepaslyščiau ir man būtų lengviau, noriu visiems pasižadėti keletą dalykų. Tai pirmiausia ir toliau rytais valgysiu vien tik košę. Taip pat valgysiu 5 kartus per dieną, nes jau dabar nebeįsivaizduoju, kaip galima valgyti kitaip. Taip pat sportuosiu, kai sustiprinsiu savo silpnąsias vietas, pasižadu išbėgti, pabėgioti bent jau 3 kartus per savaitę. Ir svarbiausia, stengsiuos, nepažadu, kad visada pavyks, apsiriboti visgi tuo dydžio saldumynu. Nors šitas, žinau, gali būti sunkiausias. Tai labai ačiū, kad visą laiką buvot su mumis stebėjot, palaikėt ir tikiuosi, kad mes jau dabar gausim istorijas apie jūsų sveikesnės versijas. Nesakau viso gero, sakau iki.